Badauskai vėl prisijungia prie mūsų elektros laido. Vyksta didžiulė apkrova. Yra upsas. Upsas labai gerai tai rodo. Į upsą nėra. Visiškai nieko nėra pajungta. Tai ir tik vienintelis upsas į elektrą įkištas. Ir labai puikiai fiksuoja, kad yra apkrauti elektros laidai. Ir Badauskai suka elektrą atgal. Šiuo metu jie reguliuoja sukimusi greitį. Įsilaužia į bet kurį įrenginį, kuris tik turi elektros maitinimą. Gali būti ir su baterijom. O šitaip yra apkrauta. Badauskai toliau valdo mūsų elektrą, mūsų įrenginius, mūsų telefonus, susidėję saugos kodus, slaptažodžius, pirštų anspaudus, balso asistentas, užblokuoja dokumentus, net mano gauti failai negalima atidaryti. Yra užšifruoti, kadangi Badauskai yra klonavę mano telefono įrenginį. Kiti laiškai visiškai elektroninį paštą net nepareina. Įtampa didelė, Badauskai dabar jungiasi. Ir labai puikiai tai matosi, kaip jie vykdo prisijungimą. Sukelia įtampą, papasakoja mes degam, vyksta sukimas elektros atgal. Tai yra Badauskai siurblinis teritorijų, kur ir pagautas Badauskas, Vytautas, bent 2 kartus jungiantis siurblinis teritorijų laidą. Eso dangsto, policija dangsto, suprantamai už tam tikrą atlygį, nes šitokie nusikaltimai būtų seniai pagauti. Tai yra 14 metų Badauskai vykdo vagystės, apvaginėja įstaigas įmonės, siuntinėdami fiktyvias sąskaitas ir visą tai daro per mūsų telefonus, per mūsų kompiuterius, prisijungdami su savo pagrindiniu kompiuteriu Linux programa, Linux Max. Yra visa grupuotė asmenų, Kaune, Vilniui, Kaune biuro dirbantis Badauskų sūnėnas, Vilniuje gyvenantis, jo žmona, vaikai matosi, kad prisijungia jau. Šitaip yra reguliuojami. Badauskaitė Ligita, Doviliai, Kretingos rajonas, Ernestas Badauskas, renginių vedėjas Klaipėda. Klaipėdui dar jungiasi dar skirtinga gatvė, greičiausiai gali Badauskaitės Ligitos draugė būti, kuri ir buvo pagauta įraše, kuri išlikęs ir veidas, ir balsas, kuri mokino kaip prisijungti ir iškelti duomenis, ištraukti. Tai yra įrašą, kada pokalbio apsaugos kamerų ir jį sunaikinti kaip įkalti. Nors yra išlikęs visas tas tekstas, būtent kaip kalbasi Badauskins su Badauskaitės draugė. Yra daugiau išlikę, yra išlikę, kai Badauskaitė Ligita sako, kad prisijungia yra prie Karinos ir prie Veronikos, kai jos draugė klausia, prie ko dar. Badauskaitės Ligitos vyras yra balsas, kuris aiškiai suprantama, kad stebi mūsų namus, mūsų telefonų įrenginius per kompiuterį, nes jis sako, gera viskas bus. Gerovas, kas bus, žemaitiška, skuodiškis akcentas, kuris ir apsimetė perėmęs skambutį telefoną, apsimetė elektriku iš Mažeikių, nors paklausas, iš kur būsi, iškart suprantama, jo balsą atpažinau, pasakė iš Telšių, nors ne iš Telšių yra. Tai va, Badauskai vykdo vagystės, nusikaltimai vyksta toliau, įsilaužia ministerijos serverius, iš ministerijos serverių suklastoja dokumentus su ministerijos visais šriftais, visais duomenimis ir siunčia į ESO kaip nurodymą neatlikti tam tikrų darbų, nes patys ESO darbuotojai, sutiktas ESO darbuotojas pasakė, gauti laiškai, nurodymai, kad nieko nedaryti. Tai yra, ESO darbuotojai patys jau pasakoja apie vykdomus nusikaltimus mano šeimos atžvilgiu. Elektra vagiama, vyksta įtampa didžiulė, Badauskai tai daro piktybiškai, tai yra psichinis sutrikimas. Badauskas Vytautas yra su Badauskinė piromanai, žinodami, kad aukšta įtampa sukelia gaisrus, kuriuos ir ne vieną kartą jie padarė, jie vis tiek tai daro piktybiškai. Tai yra piromanija, psichikos šizofrenijos forma. Vagystės
padegimai, nusikaltimai, sekimas, įsivaizdavimas, kad yra vieninteliai pasauliai ir nenugalimi, tai yra visiškas psichikos sutrikimas.